Aš manau, kad Lietuvos verslas dar nėra ypač atviras inovacijom, nes Lietuvos verslas labai dar mėgsta rašyti projektus, kad kurti inovaciją, nes ne nuo projekto gauti finansavimą prasideda inovacija, o nuo idėjos ir širdies išspręsti realų dalyką. Ir kalbant apie riziką, tai jaunos kartos verslininkai jau yra linkę rizikuoti. Be to, iš tikrųjų, turbūt yra neįmanoma nei inovuoti, nei greitai augti globalioje rinkoje. Lietuvos verslas yra labai atviras inovacijoms, apetitas rizikai didėja, verslai yra skirtingų stadijų. Ir kai pradedi verslą, logiškai nori užsidirbti pirmus pinigus, kad jaustis stabiliai ir saugiai. Kai atsiranda saugumo jausmas, atsiranda noras rizikuoti, tapti kūrybiškesniais ir žmonės, verslai išlaisvėja, kai neturi baimių. Dėl atvirumo inovacijoms. Tai be jokios abejonės. Tačiau pasaulis labai konkurencinga vieta. Norėtųsi, kad tų inovacijų gimtų daugiau Lietuvoje. Tam, kad jos gimtų, tam reikia mokslo. Kad atsirastų mokslas, tam reikia universitetų. Lietuvos verslus tikrai daug yra iniciatyvos, noro, ilgainiui augs ir rizikos apetitas. Reikia padėti kurtis inovacijom. O jau verslas tas inovacijas tikrai mielai perims.